Ką, labą dieną. Susitinkam ir vėl tęs pradėtų darbų. Atsivežė medžiagas. Ir dabar šiais metais, šią vasarą planuojam padaryti priegrindą aplink namą. Tai vat ruošiamės betonavimui. Nukast šitą visą žolę. Ir čia va visų šito kraštu. 1,20 m pločio priegrindą. Iki va čia va aplink visą namą. Tai va atrodo. Klojinukui naudosim lentą 100 mm ant 30 storio. Čia vat išsikasiau. Čia turi sueiti lygiai su tuo, kas jau yra išbetonuota. O po to jis nolydys į apačią. 1,20 m. Toliau laukia mūsų darbų skapot malkas. Dešimt kubų beržo. Buvo pradžioje, dabar sulyja. Pastiprinom karutį, kai betonavom, tai lankstosi rankenos, privyrinom atramas, dabar tikrai neslankstis. Ką, gerai, tęsim darbus. Ką, tęsim darbus po biškį. Pagaliau pagerėjo oras. Dabar kiek padarėm. Biškį darom. Ir kažką vis padarysim. Čia nieko kitaip neišeis, kaip daryti laiptą šitą vietą. Čia normalu, vienas laiptas ten viršui. Vienas laiptas čia. Čia platforma, nuolydis, platforma. Išvežėm nemažai žemių. Bet jau įgaunam kontūrą po biškį. Tai va, ką, gerai, tęsim darbus ir parodysim rezultatą klojinio prieš betonavimą. Visai pamiršom užfilmuot. Užsiėmė tais darbais. Tai va, viską pasiruošėm pilnai. Pasidėjom plėvelę. Pasidėjom tinklą. Dabar eisim užsakinėti betono. Jau viską persimatuosim, kiek čia turi būti. Viskas neblogai visai gavosi. Jau ten laiptelis. Ir susijungia su mūsų prieš tai darytu betonu. Tai va, tai pasimatysim betonavimą dabar eigoj. Tai jau atrodys. Senai jau ruošimės daryti, tiek metų niekaip negaliu priegrindos pasidaryti, o čia yra svarbiausias dalykas. Ką, iki. Tai ką, labą vakarą. Na ką, baigėme savo betonavimo darbus. Kaip sakiau, priminsiu, betonavom priegrindą takelį, sakyčiau, nes yra tikrai nestandartinė priegrinda, yra 1,20 m pločio. Šitą gal priminsiu, ką pernai metais esam pasidarę. Čia buvo atraminė. Ir viskas išbetonuota. Paruošta trinkeliam. Čia vandens nubėgimas palei namą. Dabar tęsim darbus. Darėm
pagalų galai susivedę lygius visus. Priegrindą takelį. Čia gavosi laiptelis, kadangi labai didelis nuolydžio perkritimas yra. Gavosi 16 cm laiptelis. Lietvamzdžiai. Palei namą. Tai va, pavasarį daryti laiptai. Viskas puikiai stovi. Kaip sakiau, aš jos visas šitas betonas bus apklijuotas rinkeliam. O tai vat. Šiandien išbetonavom paskutinę dalį. Tai vat gavosi viskas. Kitoje pusėje taip pat laiptelis. Čia betonas dar šviežias. Tai va, buvo daromi klojiniai iš lentų 30x10, 3 cm storio 10 pločio lentų. Apačia yra tinklas armatūrinis su plėvelė. Čia va teko nemažai pavargti išprofiliuoti. Tai va kaip gavosi išprofiliuoti su betonu skystu tokius nuolydžius. Tai va. Iš viso suėjo 7 kubai betono. Kaip sakiau, laiptelis irgi gavosi. Lygiai toks pats kaip toj pusėje. Kadangi čia labai storas sluoksnis gavosi betono, kadangi žemių trūkumas yra. Bendram vaizde atrodo šitai va dabar. Tvarkingai. Iš abiejų pusių. Teko nemažai paplušėti. Betoną teko dėti su karučiu. Arba stačką, nežinau kaip čia vadinti. Aš sakinėjau hidraulinį lataką, bet latakas siekia tik 10 metrų. Tai reikėjo neblogai pavežioti čia. Tai jo. Čia mūsų atraminė. Daug kas klausia, ar dar stovi, tai stovi. Tvoros stulpai taip pat padaryti, išbetonuoti. Viskas labai puikiausiai stovi. Galit statybos eigą pažiūrėti. Atraminės mano ankstesniuose video. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot. Klauskit, prenumeruokit. Ir iki kitų susitikimų.